Dėmesio! Karkasinių skydinių namų gamintojai bei visi, kurie planuojate statybas. Kaip jums patinka straipsnis su tokiamis antraštėmis? Svarstote statyti karkasinį namą. Ekspertas išklojo visą tiesą. Po kelerių metų susidursite su rimta problema. Žiūrėkite šį vaizdo įrašą iki galo, nepamirškite pasidalinti, o aš toj papasakosiu, kas čia iš tiesų vyksta. Visai neseniai viešojoje erdvėje pasirodė straipsnis skambia antraštė apie išklojamą tiesą apie karkasinius namus. Jame teigiama, kad karkasinių namų savininkai po 7 metų turės didelių bėdų. Tai argumentuojama to, kad sandarinimo juostos po 7 metų praranda savo savybės, o Skandinavijoje namai esą kone kas 10-metį perrenkami iš naujo. Kadangi statome A++ klasės karkasinius namus, negaliu palikti šio klaidinančio straipsnio be dėmesio ir noriu į šį gąsdinimą atsakyti faktais, o ne emocijomis. Visų pirma, faktas apie cituojamą ekspertą. Tai yra bendrovės prekiaujančios Akito betono blokeliais pardavimų vadovas, žmogus, kurio tiesioginis darbas parduoti mūro medžiagas. Čia matome klasikinį interesų konfliktą. Konkuruojančios technologijos atstovas pateikė savo nuomonę kaip nešališką tiesą. Be to, jis nei mokslininkas, nei nepriklausomas tyrėjas, todėl tokį vertinimą reiktų vertinti tiesiog kaip subjektyvų rinkodaros įrankį. Dabar apie mokslinius tyrimus, kuriais jis remiasi. Straipsnėje minimi KTU tyrimai atlikti 23-24 metais. Juose analizuojamas standartinių akrilinių juostų elgesys ekstremaliomis sąlygomis. Čia reiktų pabrėžti žodį ekstremaliomis, nes standartiškai eksploatuojant gyvenamosius namus tokių sąlygų tiesiog nebūna arba jos pasitaiko labai retai. KTU bandymai patvirtina, pigios ir vidutinės klasės juostos gali prarasti dalį savo savybių, bet labai svarbu pažymėti, kad premium segmento sistemos tokios kaip Siga, Proclima ar Ilbruck nebuvo testuojamos, o būtent šios sistemos įrodo, kad jų gaminiai atlieka savo funkcijas dešimtmečiais. Kadangi mes naudojame Sigos sandarinimo sistemą, papasakosiu apie ją plačiau. Šveicarų gamintojas Siga yra vienas patikimiausių pasaulyje, nors oficiali sistemos garantija yra 10 metų, pasyvių namų praktika Vokietijoje bei Skandinavijoje rodo, kad realus tarnavimo laikas siekia 25 ir daugiau metų. Tiksliai pasakyti, kiek jos tarnaus, kol kas neįmanoma, nes prieš 30 metų pasyvūs namai dar buvo retenybė. Tačiau tie, kurie stovi iki šiol, problemų neturi. Šveicarai tokius rezultatus pasiekė, nes nenaudoja tirpiklių, Siga juostos yra elastingos, todėl medžiui šiek tiek vaikštant jos neatlimpa, o išsitempia kartu su medžiu. Gamintojo praktika rodo, kad net po daugelio metų eksploatacijos namo sandarumas išlieka nepakitęs. Testavimams ir patikrai jie skiria milžinišką dėmesį, o tai kelia didelį pasitikėjimą. Tarsiu kelis žodžius ir apie žurnalistus, kurie leido savo parengti tokį straipsnį. Beje, šios rubrikos autoriai kažkada ir mums siūlė reklamuotis. Noriu pasakyti, kad tokio tipo paslėpta reklama smarkiai kertasi su žurnalistikos etika. Tokie straipsniai daro žalą visai karkasinių skydinių namų industrijai. Juk objektyvi žurnalistika reikalauja išklausyti abi pusės, ypač kai kūriamas ekspertinis įvaizdis. Minėtame straipsnėje nėra nei karkasinių namų statytojų, nei medžiagų gamintojų, nei nepriklausomų inžinierių nuomonės. Tai atrodo kaip užsakyta reklama, kurios tikslas sėti abejonės naudojant gąsdinančią retoriką. Tiek mūriniai, tiek karkasiniai namai turi savo stipriųjų ir silpnųjų pusių, bet teigti, kad karkasinis namas tarnauja tik 7 metus, yra melas. Mūsų statomi namai tarnauja dešimtmečius, mes naudojame patikimiausias pasaulio sistemas ir esame pasiruošę tai įrodyti realiais pavyzdžiais. O dabar pakomentuokite, ką jūs manote apie tokio tipo reklamą. Ir jei turite abejonių dėl sandarumo, užsukite į mūsų objektus, parodysime, kaip tai veikia realybėje.